Šis prezidentės Dalios Grybauskaitės interviu Latvijos nacionaliniai televizijai sukėlė diskusijų audrą ne tik Latvijoje. Žurnalistas Gundaras Rederas interviu pabaigoje prezidentei uždavė kelis klausimus, kurie nebuvo suderinti iš anksto. Grybauskaitė pareiškė, kad juos neatsakinės, tačiau ir toliau leidosi klausinėjama. Pokalbis nuo rytų partnerystės pakrypo apie tos pačios lyties asmenų santuokas, Maksimos tragediją Rygoje ir krepšinį. Already third question is not agreed, and you please cut these questions out. May I ask a question about lessons regarding collapse of roof in Maxima supermarket? No, it was not a great question, so I'm sorry, I am not prepared to answer. So I think we can finish. We can finish. If you would have a chance to pick up a list of top 5 all-the-time best Lithuanian basketball players, what could be your top 5? I'm sorry. No, it's not? I'm sorry. No. Po tokio interviu Latvijoje kilo pasipiktinimas Grybauskaitės elgesiu, šaipomosi iš Lietuvos demokratijos būklės. Esą Lietuvoje be cenzūros klausimo neužduosi. Žurnalistas Rederas prisipažįsta, kad interviu su Grybauskaite laukia kelerius metus, tačiau rezultatų liko gerokai nustebintas. Aš esu nustebęs, nes mes Latvijoje neturime tokio dalyko, kaip suderinti klausimai. Galima iš anksto aptarti preliminarias temas, tai ir buvo padaryta, bet nebuvo tartasi, ko negalima klausti. Mes manome, kad demokratinėje šalyje ir visuomenėje kiekvieno politiko galima klausti, ko tik nori. Todėl to ir neiškirpome iš interviu. Prezidentūra pirmadienį daryto ir antradienį parodyto interviu nekomentuoja. Buvęs prezidentės spaudos tarnybos vadovas Linas Balsys įsitikinęs, kad toks interviu dėmė ne tik Grybauskaitei, bet ir Lietuvai. Čia yra abėcėlinė vadovėlinė situacija. Vadovas niekada neturėtų sakyti, kad to nebuvo tartasi, ar mes taip nesitarėm, jūs paklausėt tai, kas nebuvo mano klausimų sąraše. Čia iš tikrųjų yra, sakyčiau, toks gėdingas, valingas ar ne, bet gėdingas atsitikimas. Nes tokiu būdu vadovas išsiduoda pirmą, kad jis neturi kompetencijos. Nesvarbu, kad kitais klausimais jis kalbėjo labai kompetitingai, bet staiga toks maža smulkmena, atsiranda klausimėlis, jis sako, ne, šito mes nesitarėm. Reiškia, parodo, kad jis neturi kompetencijos. Kitas dalykas, parodo, kad vyksta kažkokios tai dėrybos tarp žurnalistų ir politikų. Tai irgi nieko gero. Kai kurie komunikacijos specialistai svarsto, kad prezidentė į netikėtus klausimus galėjo atsakinėti juokaudama, kaip tokiais atvejais dažnai daro Jungtinių valstijų vadovas Barackas Obama. Nesenas šio politiko pavyzdys rodo, kad improvizuoti galima visada. Lyjant smarkiam lietui, Obama nevengia palaukti ir po skėčių priglausti 2 kolegių. Kadangi Daukanto rūmose šmaikštumo pritrūko, stabdyti Latvijos žurnalistą esą turėjo patarėjai. Pavyzdžiui, Amerikos atveju tai būtų šitaip, kad spaudos sekretorius arba kažkas iš komandos jau būtų žengęs į kadrą, jau būtų atsistojęs prieš kamerą, kas televizijai yra praktiškai trinama vieta. Ir būtų interviu baigtas. Juolab, kad prezidentė aiškiai parodė ir akimis, ir savo kūno kalba, kad šitie klausimai nebėra suderinti. Čia matosi akivaizdžiai, kad kūryba nesuveikia, bet ir vadyba nesuveikia. Kartais kūryba išgelbėja vadybą, o kartais atvirkščiai. Tai šiuo atveju dėja, bet mes turime gerą atvejį, kurį galbūt, jeigu leis prezidentė, mes įtrauksime, pavyzdžiui, į komunikacinius mokymus. Kaip neturėtų būti, bet kaip galima iš klaidos pasimokyti. Žurnalistas Rederas sako, kad interviu su Grybauskaite mielai darytų dar kartą. Reporteris Artūras Paknys, Vilnius.